Labadiena, artėja Kalėdos ir iš tiesų daug kas mūsų išsiruošime su vaikais slidinėti. Tad šiandien mamos Giedrės klausimas susijęs būtent su tuo. Mama Giedrė rašo: sveiki Austėja, vis paskaitinėjau jūsų tinklalapį ir vis atrandu tai, ko ieškau. Taigi džiugu, kad jis yra. Austėja, kadangi jūs nemažai esate apkeliavus Europą su savo vaikais, tai norėčiau patarimo. Kokie esminiai daiktai ir sąlygos turėtų būti kelionėje su 1 metų ir 3 mėnesių vaiku į kalnus, slidinėjimus. Iš anksto dėkoju už atsakymus. Mes su vaikais labai mėgom važinėti, slidinėti, kai jie buvo maži. Ir veždavomės juos, kai, Gertrūdai, man atrodo, buvo 4 mėnesiai, kai mes pirmą kartą su visa šeima slidinėjome. Su kūdikiu ir su mažu vaiku slidinėti yra sudėtinga tik dėl vienos priežasties. Reikia labai daug daiktų. Ar ne, kai mes važiuojame vasarą ten, kur šilta, tai tų daiktų, kūdikiui nereikia daug. Bet kai važiuojame ten, kur bus vėsu, tai, savaime tų daiktų atsiranda daugiau. Ypač, kai vaikas jau pradeda savarankiškai slidinėti. Kadangi jūsų vaikui dar yra tik metai ir 3 mėnesiai, tai abejoju, kad jis slidinėtų pats, ar ne? Lietuvoje, skirtingai nei Norvegijoje, mes nesakome, kad vaikas gimsta jau su slidėmis, ar ne? Mūsų vaikai vis viena turi išmokti slidinėti, ypač kai kalbame apie kalnų slides. Pagrindinis dalykas, apie ką siūlyčiau pagalvoti, tai kaip jūs važiuojate, su kuo jūs važiuojate, ar ne? Nes mes šiaip, kai važiuodavom vieni, irgi tą sugebėdavome klausimą išspręsti, kas bus su vaiku tuo metu, kai ir slidinėjame, ar ne? Bet jeigu norite, kad būtų paprasčiau, tai tikrai siūlyčiau pasikviesti į kelionę senelius arba auklę. Tai labai nuims įtampą, nes jeigu jūsų kūdikis yra įpratęs miegoti viešbutyje arba namuose ar ne lovoje, tai tikrai, išsiimti žmogui 3-4 valandom, kai jūs atvažiavote slidinėti, yra gana sudėtinga. Tai jeigu turite galimybių, ir finansinių, pasimti močiutę, senelį, arba gal net juos abu, arba auklę, tai tikrai tuo pasinaudokite. Jūs tada tikrai galėsite labiau džiaugtis slidinėjimu patys. Kitas, ką siūlyčiau ir ką mes darydavome, ar ne, tai mes važiuodavome slidinėti su draugais. Ir mūsų vaikai įvairaus amžiaus žaisdavo žaidimo aikštelėje. Dėl to vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuo mes pasirūpindavom, tai išsiaiškindavom, ar bus žaidimo aikštelė, kur vaikai galėtų žaisti. Toje žaidimo aikštelėje atvažiuodavom ryte su visais vaikais, per pietus nueidavom su jais pavalgyti ir jie toliau žaisdavo iki tol, kol mes jau visi važiuodavom namo, pradėjus temti. Taigi mūsų vaikai absoliučiai visą dieną nuo pat ankstyvo ryto, kai atsikeldavo, atsidarydavo keltuvai, išbūdavo ant kalno. Ko reikėdavo? Nereikėdavo, kad toje kavinėje būtų vieta, kur būtų galima pakeisti sauskelnes. Tai vadinasi, turi būti šeimai draugiška vieta. Ta vieta neturi būti nutolusi nuo žaidimo aikštelės, dėl to, kad su slidinėjimo batais jūs neprilakstysite, yra sudėtinga vaikščioti. Tai ta žaidimo aikštelė turi būti netoli tos vietos, kur jūs galėsite keisti vaikui sauskelnes. Ir kai yra daug vaikų, mes bent jau net nepajusdavom to slidinėjimo baro, dėl to, kad mes būdavome 3 šeimos ir kiekviena šeima, mes turim 4 vaikus, kitos šeimos turėdavo truputėlį jų mažiau, bet panašiai. Ir mes, vienas leidžiasi, privažiuojam, ar jau tu nori važiuoti, ar ne, ar dar pabūsi. Ir mes taip keičiamės, tai vienas geria arbatą su vaikais, pavargęs nuo slidinėjimo, tuo tarpu kiti leidžiasi, ir kadangi mes buvome 6 suaugę, tai nei vienas iš mūsų niekada nepajutom, kad aš čia dabar esu strigęs su vaikais. O mūsų vaikai, mes iš vis juos pripratinom miegoti vežimėlyje,
tai juos įkišdavom į kailinį voką, užčiučiuodavom, o kalnuose mūsų vaikai miegodavo dar gerokai ilgiau negu ne kalnuose. Turbūt labiausiai nerimavome, kai važiavome su kūdikiu, nes galvojame, na jeigu kūdikiui reikės labai daug dėmesio, tai bus sudėtinga. Bet mūsų kūdikis išmiegodavo 4-5 valandas, ko niekada jau nepadarydavo namuose, būtent ant kalno. O jeigu nemiegodavo, tai apspangęs žiūrėdavo į lakstančius brolius spalvingais tais kostiumais ar ne aplinkui ir nebuvo nuobodu, nebuvo neįdomu. Tai va, visų pirma reikia pagalvoti, kur jūs važiuosite slidinėti, ar ne? Reikia, kad būtų ta slidinėjimo vieta draugiška vaikams. Pagalvokite apie tai, kada jūs važiuosite. Dėl to, kad jeigu jūs važiuosite tada, kada yra moksleivių atostogos, bus nepaprastai daug žmonių. Ir yra priežastis, kodėl tai vadinasi high season, ar ne? Tai yra dėl to, kad tada visi suvažiuoja. Ir reikia laukti eilėse, o jeigu jūs bandote derinti ir vaiko priežiūrą, ir buvimą su vaiku, ir slidinėjimą, tada tampa labai sudėtinga, nes jūs tik keletą kartų nusileidžiate. Mes, kai mūsų vaikai buvo nedideli, visada važiuodavom, kada būdavo tas vadinamas pats nepopuliariausias laikas. Tai jau nekalbant apie tai, kad mums tai labai apsimokėdavo finansiškai, nes viskas būdavo tikrai bent 3 kartus pigiau negu to vadinamojo high season. Tai dar ir mes, tik nusileisdavom ir vėl sėdam ant keltuvo. Tik nusileidžiam ir vėl sėdam ant keltuvo. Jeigu jau 2-3 žmonės prieš mus, tai jau būdavo, maždaug, jau susidarė eilė, ar ne? Tai žinoma, mes važiuodavom į Italiją, dažniausiai tai negaliu kalbėti apie kitas vietas, bet kuriuo atveju rekomenduočiau niekada nevažiuoti tada, kada važiuoja dauguma žmonių. Ir tas daugumos važiavimas labai dažnai sutampa su moksleivių atostogomis. Tai yra aplink Kalėdas naujus metus ir tada vasario ir vasario paskutinė kovo 1 savaitės, kai dauguma netgi, tarkim, Belgijoje tos atostogos taip ir vadinasi, slidinėjimo atostogomis. Ir visi važiuoja slidinėti. Tai tuo laiku nevažiuokite. Kai kurie, ypač Austrai, dažnai turi vadinamus krešus. Tai yra tie priežiūros centrai, kur jūs galite nuvesti savo vaiką. Ir Vokietijoje, ir Austrijoje. Bet, jeigu jūsų tikslas ir pabūti su vaiku, ir kad jis kvėpuotų tuo kalnų oru ir daug laiko leistų lauke, tai, kaip ir minėjau, siūlau važiuoti kelioms šeimoms arba jau su savo žmogumi. Jau vyresnį vaiką, kuris slidinėja, galima atiduoti į mokyklėlę, bent keliom valandom. Tai mes pastebėjome, kad 3-metį dar, trimetis yra riba. 1-3 metų vaiką jau galima atiduoti tą stovyklą, kito ne, nes kai kuriuos išgąsdina kalba, kai kuriuos išgąsdina sunkus batai, bet jau 4, su kiek vaikų ir su kokiom šeimom bevažiavom, beveik visi 4 jau drąsiai eina į tą mokyklėlę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs vėl turite laiko savo, o jeigu važiuojate ne tuo ypatingai užimtų laiku, tai vaikas, jų yra nedaug toje stovyklėlėje ir jūs tikrai gausite vietą, tai ypač pradedančiam vaikui tai yra labai labai tinkamas laikas, nes, vaikas gauna daug individualaus dėmesio. Mes paprastai darydavom taip, kad kai jau mūsų vaikai eina į tą mokyklėlę, tai mes tada mėgaujamės sudėtingiausiomis trasomis, kurios tikrai ne vaikams ir tikrai nepradedantiems skirtos, o po mokyklėlės jau važiuojam su vaikais ir mėgaujamės buvimu kartu su šeima ir, tiesiog kalnais, ar ne? Tai žinoma, tos paprasčiausios mėlynos trasos, bet kita vertus, kai važiuoji su vaikais, tai kaip ir važiuoji dėl jų, nebe dėl savęs, ar ne? Tai negali važiuoti su vaikais ir po to pykti, kad nevažiuoji nuo tų juodų trasų arba tik ekspertams skirtų trasų. Jeigu jau šeima, tai jau šeima, ar ne, reikia derintis. Kitas dalykas, ką irgi siūlyčiau pagalvoti, tai kad, visada nusileiskite nuo kalno patys pirmą, pažiūrėkite, nes kartais būna pledėjimai. Ir kai būna pledėjimai, tai pradedančiam vaikui, ir apskritai vaikui gali būti pavojinga. Tai nusileidžiate jūs, pamatote, kaip,
kokia ta trasa yra, kaip viskas yra ir tada jau leidžiatės draugės su vaiku, nes ypač jeigu jūs pats ar pati nesijaučiate labai tvirtai ant slidžių, tai ir pačiam slysti leduku ir dar padėti vaikui, kuris išsigąsta ir yra pradedantis, gali būti labai sudėtinga. Kitas dalykas yra, kad su keltuvais lygiai taip pat. Išbandykite pirmą patys, nes, jeigu vaikas nukrenta, tai nebūtinai jis susitraumuoja, bet kartais vaikas išsigąsta ir atsisako po to vėl lipti ant keltuvų. Ypač tokių, kuriuos reikia apsižergti, išsikipti ir panašiai. Mes dažniausiai paimdavome iš vaikų lazdas, ar ne, kad jiem nebūtų būtina rūpintis ir slidėmis, ir lazdomis, ir keltuvu, kas mažam vaikui yra labai sudėtinga. Taip pat siūlyčiau nepamiršti, kad vaikas pavargsta dažnai greičiau negu suaugęs, ar ne? Tai mes paprastai slidinėdavom su kuprinė, kurioje būdavo ir kažkoks gėrimas, ir užkandėlės vaikui, kuris praalksta ar ištrokšta, kad nereiktų kiekvieną kartą bėgti į kavinę. Ir, visi puikiai žinome, kad ant kalno kavinėse yra viskas gerokai brangiau. Kai vaikas nori tiesiog kažko atsigerti ar tiesiog kažko užkasti, tai yra daug paprasčiau nusipirkti tą iš anksto, turėti kuprinėje ir, pavyzdžiui, keliantis keltuvu, išgerti šiltos arbatos arba sugraužti kokį nors sausainį. Vaikui labai tas būna smagu ir malonu ir tada jie ilgiau išbūna patenkinti ant kalno. Koks ir yra mūsų tikslas, ar ne? Kitas dalykas yra, kad nesijaudinkite, jeigu jūsų vaikas atsisako eiti į stovyklą. Nesijaudinkite, jeigu jam reikia daugiau dėmesio. Važiuodami jūs tam tikrą prasme tą suprantate, kad vaikas yra mažas ir jūsų pagrindinis tikslas turi būti pamatyti tą slidinėjimą, susipažinti su kalnais. Ir kai jūs atsipalaiduosite, tada atsipalaiduos ir vaikas, ir jam bus smagu ir gera tose kalnuose, o kalnų oras jis yra tikrai kažkoks stebuklingas, nes mūsų sūnus sirgo egzema ir kai mes nuvažiuodavom į tos Italijos kalnus, tai aš tiesiog visada stebėdavausi, nes jisai atsibusdavo ryte ir jos nebebūdavo po pirmos dienos. Tai būdavo kažkoks visiškai absoliutus stebuklas. Vaikas nuėjo miegoti sirgdamas ir atsibunda ir tą visą savaitę neižymės, ar ne? Tai vien dėl to, kad jūs, nuvažiuojate, jūs mėgaujatės vaizdais, mėgaujatės buvimu kartu, pabūnate, pasidžiaugiate. Ir, tai yra svarbiausia. Ir kitas dalykas, jau paskutinis, ką norėčiau rekomenduoti, tai su vaikais stenkitės kuo mažiau eksperimentuoti. Jeigu jūs žinote, kad ten yra smagu, ten ir važiuokite. Dėl to, kad labai visada norisi, o pabandom kažką naujo. Bet su vaikais, jeigu žinote, kad ten yra gera slidinėjimo mokyklėlė, smagus instruktoriai, geras viešbutis, puiki žaidimo aikštelė, važiuokite tuos 2-3 metus iš eilės ten. Bus gerai ir jums, ir vaikams. O kai vaikai paaugs, kai patys nešis slides, kai patys norės eksperimentuoti ir išbandyti naujas trasas, tada tą ir darykite ir patikėkite, tie metai, kai reikia važiuoti tą patį, praeina nepaprastai greitai. Tai gerų jums slidinėjimo atostogų.